Pabandysime išsiaiškinti kai kurių uždavinių, tai yra kai kurių pavyzdžių sprendimą. Paprastai tai sąlyga yra duodama, kad reikia rasti didžiausią ir mažiausią funkcijos reikšmes intervale arba atkarpoje, arba tiesiog rasti tik didžiausią reikšmę, arba tiesiog rasti tik mažiausią reikšmę. Taigi, pirmam pavyzdyje yra duota paprasta elementari kvadratinė funkcija ir intervalas nuo 1 iki 7. Kadangi laipsnė, tai yra kvadratinė funkcija šiuo atveju, yra apibrėžta bet kokiam x-ui, tai apibrėžimo sritis yra visa realiųjų skaičių aibė ir bet koks, aišku, intervalas ir tuo pačiu mūsų nurodytas priklausys apibrėžimo sričiai. Taigi, toliau skaičiuojame ką? Paskaičiuojame pradinės funkcijos išvestinę. Reiškinukas, kaip matome, yra paprastas ir išvestinių skaičiavimui naudojam paprastas laipsninių funkcijų išvestinių skaičiavimo taisyklės. Štai laipsnės funkcijos išvestinės formulė ir bet kokio skaičio išvestinė, nepamirštam, kad yra 0. Taigi, paskaičiavę šitos paprastos funkcijos išvestinę, kiekvieno nario išvestinę, mes gauname atsakymą 2x-8. Ir toliau sprendžiame lygtį išvestinę lygi 0, kad surasti kritinius taškus. Kaip matome, lygtis yra paprasta, tiesinė lygtis, iš kurios randame kritinį tašką, x lygu 4, ir parašome, kad jisai priklauso nurodytam intervalui. Jeigu jisai nepriklausytų, tada mes tolimesniems skaičiavimui jo nenaudotume. Taip, skaičiuosime dabar funkcijos reikšmes viename intervalo gale, antrame intervalo gale ir tame kritiniame taške, kuris priklausė mūsų nurodytam intervale. Paprasčiausiai -1, 7 ir 4 įstatome į funkciją ir atliekame paprastus aritmetinius veiksmus. Matome, kad atsakymas 16 yra didžiausias skaičius, tai bus didžiausia reikšmė funkcijos, o -9 yra mažiausia reikšmė, tai bus mažiausia funkcijos reikšmė. Ir beliko užrašyti atsakymą. Štai maksimumas funkcijos pagal nurodytą intervalą. Rašau, kad tai yra lygu f taške -1 ir galutinis atsakymas. Ir antras atsakymas, tai yra mažiausia reikšmė, minimumas funkcijos pagal nurodytą intervalą, tai yra funkcijos reikšmė taške 4 ir gauname atsakymą 9.